Žinai, šį vakarą tu atsinešiai... Atsinešiau kostiumą, ir... kaklaraištį. Šiems drabužiams yra 2,5 metų, taip? Tai yra tai, kas likę po Žilvino užpuolimo Vilniaus Senamiesčio gatvelėje. Tai yra vieta, kur vaikšto gausybė žmonių. Nu, Kas tai? tai švarkas. O čia? O čia, čia yra kraujas, kuris, na, kaip matai, yra ant švarko ir taip toliau. Čia tavo švarkas ir ne? Taip. Ar gali mums šiek tiek priminti ir tiem žmonėm, kurie negirdėjo tavo istorijos? Kasgi buvo atsitikę? Atsitiko turbūt labai paprastas, na, sakykime, dalykas. Aš vakare jau po vieno susitikimo namo iš Gedimino prospektų pro prezidentūrą Vokiečių gatvę į savo namų senamiestį. Tai yra puikiai gerai visiems žinoma vieta. Taip, vieša be proto. Vieša be proto, žmonių lankanti ir visa kita. Tai nebuvo naktis, tai buvo berods prieš 12. Tai buvo pavasarį ir buvo šviesus metas. Ir pasukus į Švento Mikalojaus gatvelę, praėjus 5 žingsnius, aš išgirdau, kad į mane bėga. Turėjai Žingsniai. Taip, ir aš tuo momentu sustojau ir tuo momentu sukausi. Ir tuo momentu, kad atsisukti ir pasižiūrėti, nes aš vienaip ar kitaip irgi moku save apsiginti ir kaip mes kalbėjom, kad turbūt ir tėvai išmokė ir visa kita, kad kiekvienas vyras turi mokėti apginti save ir savo šeimą, bet dėja aš neturėjau teisės pasinaudoti gynybą, nes buvo vienas smūgis iš nugaros, boksininko, profesionalus ir yra rezultatas. Bet tai tikrai ne nuo vieno smūgio. Vienas smūgis. Vienas smūgis su tam tikrais elementais uždėtais ant pirštų ir dar sudėtingesnis, kaip kriminalistai pasakojo, nei kastetas. Tai kažkas tarp laužiamųjų žiedų, kurie turi, kaip sakyt, maksimaliai tam tikrą tikslą pasiekti. Tu netekai tuomet sąmonės, ar dar spėjai ką nors pamatyti? Ne, aš nemačiau nieko. Aš nukritau, bet aš sąmonės nepraradau. Ir tai buvo galbūt, na, tas toksai mano išsigelbėjimas, nes aš nemačiau, kad jie nubėgtų po to į priekį, bet, na, iš manęs nieks nedingo. Bet tu kalbėjai apie abejingumą, ar ne? Kas iškvietė tau gydytojus? Atsitiko taip, kad... Ar aplinkui buvo žmonių, kitaip tariant? Ne, aplinkui nebuvo žmonių, todėl kad tai nedidelė gatvelė, bet aš atsistojau ir nuėjau pro Rūdininkų skverą iki Pylimo gatvės policijos, bet policija buvo remontuojama. Ir eidamas mašinos važiavo, mane matė tokį. Ir stojo kas nors? Niekas nesustojo, ne viena mašina nesustojo. Bet aš tuo momentu, matyti, yra šoko būsena, kada tu jautiesi, kad, na, kažkoks sužeidimas galbūt, bet aš iš vis nežinau, kas yra man padaryta ir ko galima tikėtis. Ir tuo momentu apsisukęs pamatęs, kad policija nedirba, grįžtant atgal į Rūdininkų sferą, susitikau nosim su angliškai kalbančiu žurnalistu iš Britanijos, kuris mane sustabdė ir paklausė, kas tau atsitiko. Aš jam atsakiau, kad jeigu gali paskambinti policijai ir greitai, nes mane užpuolė. Bet mašinos važiavo, žmonės kitą pusę ėjo ir, na, ne vienas kažkaip liktai ir nepasidomėjo, kas atsitiko ir gal kažkokios pagalbos reikia. Tu taip pat minėjai, Žilvinai, kad jeigu ne tavo posūkis atgal, tavęs šiandien ko gero ir nebūtų šalia mūsų. Taip, jeigu aš nebūčiau sustojęs ir jeigu smūgis tokį, kokį aš gavau, būtų į štai šitą vietą, mes, Rūta, tikrai šiandien jau nekalbėtumėm čia. Praėjo 2,5 metų po to įvykio, ar ne? Taip. Ar yra aišku, kas atsitiko? Dėl ko ir ta byla nenutraukta, kiek žinau? Taip, yra labai daug klausimų, į kurios vis dar nėra atsakymų.
Ir ne tik tai, kad buvo, na, sakykime, policija ir prokuratūra vis dar tyria šitą visą įvykį, bet buvo ir buvusiai kompanijai, kurioje aš dirbau, nusamdyti privatų sekliai ir taip toliau. Ir tik tai jų dėka mes įsiaiškinom kai kurios dalykus, kurie man buvo pakankamai sudėtingai suvokiami, kaip žmogus gyvenantis visuomeniai, sakykime, gali tikėtis kažkokios tai tyrimo, jeigu toks atsitikimas, na, sakykime, taip atsitinka. Ir apie tas kameras sužinojom būtent taip. Kad neveikia jos ir ne? Ir taip, ir kad medžiaga, kuri buvo nufilmuota ir kai kuriuose gatvėse mane matė ir žiūrėjo, reikėjo dalinai, na, sakykime, dėti pastangų, kad mes peržiūrėtumėm ir reaguotumėm greitai, jeigu tai galima būtų buvę padėti tyrimai. O kaip tave patį pakeitė ir tavo paties, pavyzdžiui, gyvenimą pakeitė toks įvykis? Tu tapai atsargesnis, pradėjai bijoti. Stipriai pakeitė. Kaip? Labai stipriai pakeitė. Vidinis gyvenimas ir išorinis gyvenimas labai stipriai pasikeičia. Ir reikia labai daug pastangų, kad tu grįžtum į tą gyvenimą ir daug kas galbūt ir tikėjosi, kad aš pasitrauksiu ir aš išvažiuosiu iš Lietuvos. Ir taip toliau buvo ir tokių kalbų, nors mane nustebino, labai skaudžiai galbūt įskaudino tai, kad kai kurie žmonės sakė, kad tai yra viešųjų ryšių akcija. Išversk į lietuvių kalbą dabar kaip yra? Kad tai gali būti viešinimas verslo, kuriam aš vadovavau. Tai mane, štai toks. Kitaip tariant, reklama tavo verslui. Tai man tiesiog aš tada tikrai pradėjau galvoti, kad kažkas yra, nu, turbūt tikrai su vertinimais, su vertybėm yra ne taip. Jeigu 8 valandas gulėti ant operacinio stalo ir nežinot, ar aš aplamai atsikelsiu ir tau pasako, kad nu, lauk blogiausio. Arba nežinia, kas bus, nes nežinia, kas yra. Vienaip ar kitaip policijos automobilis atvažiavo, man šalta ir man buvo tikrai, mane pradėjo krėsti šaltis. Ir tas žurnalistas sako, jūs leiskite jam į mašiną atsisėsti. Sako, ne, sako, atvažiuos greitoji, jisai mum automobilį išteps. Tai negi vat tas gyvenimo kaina yra, kad paskui policininkui bus gėda, kad jo mašina yra krauju ištepta ar kažkas tokio panašaus. Žinai, bet tu pats esi savo atsakęs, kur dingo tas žmogiškumas? Ne. Aš neatsakiau ir labai sunku labai tą žmogiškumą nubrėžti. Ačiū labai, Žinai. Dėkui.